Sveikinu, draugai. Ir sveiki atvykę į žmogaus elgesio evoliucijos pasaulį. Vėl. Ar kada nors susimąstėte, kas lemia mūsų instinktus, sprendimus ir gyvūnų elgesio logiką? Šioje laidoje ir vėl leisimės į pasaulį, kuriame liūtai žudo dėl evoliucijos, patelės apgaudinėja patinus, o genai kovoja tarpusavyje, net mums to nesuvokiant. Sužinosime, kaip tūkstantmečius trunkanti kova dėl palikuonių formavo agresiją, altruizmą, šeimą, ištikimybę ir išdavystę, ir kaip tai susijęs su politika. Netgi dabar. Todėl mes tęsime laidų ciklą apie žmogaus elgesio biologiją. Tai yra 3 dalis ir tai bus antroji laida elgesio evoliucijos tema. Pratęsime praeitoje laidoje pradėtą pokalbį apie elgesio evoliuciją. Tiems, kas žiūrite žmogaus elgesio biologijos laidą pirmą kartą, primiktinai rekomenduoju šį ciklą pradėti žiūrėti nuo pirmosios dalies, kad suprasti kontekstą. Nuorodą surasite aprašyme, apačioje. Čia būtų geriausias variantas. Na, o jei nenorite arba neturite laiko, tai pažiūrėkite bent jau antrą dalį, kur pradėjome nagrinėti tą elgesio evoliuciją, nes šiandien bus tiesioginė temos tąsa. Man teko išskaidyti temą į 2 dalis, nes kitaip laida gautųsi labai ilga. Nuorodą į antrą dalį taip pat surasite aprašyme, apačioje. O dabar kviečiu žiūrėti laidą, nes bus įdomu. Taigi, prisiminkime praeitą laidą apie elgesio evoliuciją. Ką išsiaiškinome? Pirma, paneigime faktą, kad Darvinas išrado evoliuciją. Paneigime faktą, kad išgyvena stipriausias. Ir galbūt svarbiausia, paneigime elgesį rūšies labui. Suradome ir pateikėme argumentus už atranką visos grupės labui. Visų pirma, mes sudėliojame visų įvykių logiką. Tai viso pasaulio, viso kas gyva, nenugalima logika, paaiškinanti, kodėl širdis turi būti būtent tokio dydžio, o inkstai turi būtent tokio filtravimo greitį, koks ir yra. Viskas tik todėl, kad visą tai sprendžia pagrindinį užduotį – palikti kuo daugiau savo genų kopijų sekančiai kartai. Ir visa ši širdies, inkstų ir kitų organų evoliucija kažko panašiai tai, ką daro biomechanikai ir bioinžinieriai. Tik atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju pagrindinis uždavinys yra padidinti savo genų kopijų, kurias galite perduoti sekančiai kartai, skaičių. Apie šią elgesio logiką pakalbėsime ir šiandien. Pavyzdžiui, tarkime, kaip optimizuoti gyvūno kaklo vystymąsi, kokiu ilgiu jis turėtų būti, jei esate žirafa. Tokiu pat būdu galima optimizuoti ir elgesio strategijas. Pabrėšiu dar kartą. Nei vienas gyvūnas, nebent išskyrus kai kurios primatus, nesėdi savo susimąstęs ir neapgalvoja savo sąmoningo elgesio strategijų. Nors kalbant, mes ir naudojame tokias frazes, kaip pavyzdžiui, ką štai šis gyvūnas ar augalas turėtų padaryti, kad prisitaikytų prie sąlygų. Bet čia, taip kalbėdami, mes jį dvasiname tik tam, kad būtų lengviau apie tai kalbėti, mąstyti ir svarbiausia suprasti. Gerai, mes jau išnagrinėjame 3 pagrindinius elgesio evoliucijos elementus pagal šiuolaikinę evoliucijos paradigmą. 3 kertinės plytas. Pirmasis elementas – individuali atranka. Perduoti kuo daugiau savo genų kopijų sekančiai kartai, dauginantis asmeniškai. Individualus atrankos procesas. Kartais višta yra tik kiaušinio būdas gauti kitą kiaušinį. Elgesys, iš esmės, tai yra epifenomenas, skirtas genų kopijų perdavimui sekančiai kartai. Antrasis elementas. Antrasis kertinis akmuo. Kartais geriausias būdas padidinti savo genų kopijų skaičių – padėti savo giminaičiams, nustatant pagalbos dydį atitinkantį giminystės laipsnį, pagal Mendelio dėsnius. Prieš tai buvusioje laidoje išsiaiškinome, kodėl su savo broliais dalėjomės pusę genotipo, su pusbroliais 1/4 ir taip toliau. Kartais geriausias sprendimas padėti savo giminaičiai. Vėlgi, vadovaujantis negailestinga matematinė logika, pagrįsta jūsų giminystės su to asmenio artumu. Todėl jūs paaukojate savo gyvybę dėl 2 brolių seserų arba 8 pusbrolių pusseserių. Būtent čia slypi atsakymas į klausimą, kodėl socialiniai gyvūnai visame pasaulyje yra taip susikoncentravę į šeimą ir giminystę. Į tai, ką bendradarbiaujant laikyti savu, o ką svetimu. Visa tai pagrįsta giminystės laipsnių principu. Galiausiai 3 dėlionės dalis – abipusis altruizmas. Tai yra pakasyk man nugarą ir aš pakasysiu tau. Kuo daugiau rankų, tuo mažiau niežti. Ar kažkas panašaus. Ir kaip matome, tai tokia bendradarbiavimo sritis, kuriai nebūtina giminystė. Mes stebėjome visus formalizavimo taikymo aspektus. Biomechanikoje sprendžiama, kiek tvirti turi būti kojų kaulai.
Žaidimų teorijoje apskaičiuojama, kokiamis socialinėmis sąlygomis verta bendradarbiauti, o kokiamis ne, ir kokios strategijos laikytis. Žaidimų teorija ir kalinio dilema – tai paprasčiausiai sudėtinė dalis visos sudėtingiausios strategijų sistemos, kurią sukūrė matematikai, ekonomistai ir diplomatai. Mes aiškinomės, kokiamis aplinkybėmis kokia strategija yra optimaliausia, o tada pažiūrėjome į realų pasaulį, kad įsitikintume, jog daugelis gyvūnų rūšių evoliucijos pagalba rado optimalias strategijas, kada bendradarbiauti, o kada apgaudinėti. Mums dar reikės atsakyti į didelį klausimą, ypač kai prieisime prie laidos apie agresiją, bendradarbiavimą ir panašiai. Puiku, kad turime bendradarbiavimo strategijas, bet kaip visą tai prasidėjo? Iš kur galėjo atsirasti bendradarbiavimas tokiuose sistemose? Bendradarbiavimo evoliucija – tai, ką aptarėme labai išsamei. Ir pagaliau priėjome prie šio momento, kai dabar jau turime 3 principus, 3 mūsų kertinius akmenis. Išsiaiškinome, kaip juos galima panaudoti, kad paaiškintume gyvūnų elgesį realiame gyvenime. Pateikėme pavyzdžių apie tai, kaip mes galime, žinodami tik vieną faktą apie vieną ar kitą rūšį, sužinoti, ar patinas ir patelės skiriasi dydžiu ar ne, sužinoti, kiek agresyvūs buvo patinai, kiek jauniklių pagimdė patelė. Peržiūrėję šias charakteristikas, prisiminę individualios atrankos, gimininės atrankos, abipusio altruizmo idėjas, galite pagalvoti ir logiškai numanyti, kokio socialinio elgesio modelio laikosi ši konkreti rūšis. Ir jūs būsite teisūs. Pavyzdžiui, žinome apie turnyrinės rūšis. Tai rūšis, kuriuose patinai yra labai agresyvūs, konkuruoja tarpusavį dėl prieigos prie patelių. Dėl to patinai paprastai fiziškai yra didesni už pateles. Jie pasirenkami pagal raumenų masę, antrinius lytinius požymius, plunksnas, didelis iltis, kad net galėtų iš priešininkų iškasti gabalus. Kalbant apie turnyrinės rūšis, su kuo patinas norės susitikinėti? Kokio tipo damos įdomins? Ir atsakymas bus bet kuri jo norės, nes jis nieko nepraranda. Jis neturi jokio tėvystės įgūdžio, elgesio – nieko. Jo indėlis tik spermatozoidai. Ir tyrėjai apskaičiuoja spermatozoidų vertę lyginant su lytinėmis ląstelėmis turnyrinių rūšių gyvūnams. Patinai yra labai neišrankus, su ko poruotis. Turnyrinių rūšių gyvūnams būdingas didžiausias patinų reprodukcijos sėkmės kintamumas. Tai yra 5 procentai patinų užtikrina 95% reprodukcijos. Tuo tarpu patelės pasirinkimas turnyrinėse rūšyse. Ko patelė nori iš patino? Jie akivaizdžiai nesitikė rasti šioje kovoje gero tėvo savo vaikams. Jai reikia tik gerų genų. Ir tai viskas, ko jį tikisi iš jo gauti. Tai visa mokslo sritis. Kaip patelė išsirinkti patiną pagal gerų genų požymius. Kaip sužinosime iš laidos apie seksualinį elgesį, gyvūnų pasaulyje yra daug patinų, kurie bando apgauti pateles, parodydami, kad jų genai yra geresni nei yra iš tiesų. Prie to mes taip pat prieisime. Turnyrinės rūšis. Ar patelės paliks savo vaikus? Tikrai ne, nes niekas kitas jais nepasirūpins. Tokiose sąjungose vaikai gimsta po vieną. Aukštas patinų agresijos lygis. Jie yra blogi tėvai. Patinai gyvena daug trumpiau nei patelės. Kita vertus, porinių rūšių atveju matome visiškai priešingą vaizdą. Patinams svarbu su kuo poruotis, nes jei jau susiparavote, tai teks ir vaikus auginti. Atsižvelgiant į tai, kad tokie patinai yra geri tėvai, patelė gali palikti vaikus. Patelė gali gimdyti keletą kartų. Patinai yra panašus į pateles, kiek tai yra manoma patinams. Beveik nėra skirtumo tarp jų dydžių, nėra išskiriančių antrinių lytinių požymių. Agresijos lygis yra gan žemas, o gyvenimo trukmė nesiskiria. Kam patelė teiks pirmenybę? Tam, kuris taps geru tėvu. Tai porinių rūšių pasaulis, kuriame patinai laikosi tam tikrų ritualų. Pavyzdžiui, neša maistą į namus patelė ir vaikams. Ir panašiai. Labiausiai įspūdinga čia grįžtant prie kaukolių, kurias jau tyrinėjome praeitoje laidoje, yra tai, kad jūs galite nežinoti nieko išskyrus tai, kad tai yra suaugusi patelė, o tai yra suaugęs patinas. O toliau, naudodami tą pačią logiką, jūs sužinosite daugybę detalių apie šių rūšių asmeninius gyvenimus ir apie tai, kas su kuo ir ką daro krūmuose, tiesiog remdamiesi šiais pagrindiniais principais. Ir jei aš jums parodysiu tokios rūšies poros individų nuotrauką, jūs negalėsite pasakyti, kuris yra patinas, o kuris patelė, bet galėsite padaryti daugybę prielaidų. Gerai, tai buvo pirmasis žvilgsnis į gyvūnų elgesį ir į tai, kaip mes galime panaudoti 3 principus. Individualios atrankos principas, gimininės atrankos principas, abipusis altruizmas. Staiga daug kas įgauna prasmę. Dar viena taikymo sritis. O štai yra iššūkis šiam požiūrį.
O, taigi gamta yra gera, visi gyvūnai elgiasi savo rūšies labui. Ir šioje srityje, kaip niekur kitur matyti, kiek teisingas yra individualios atrankos požiūris. Taigi, grįžkime prie neišvengiamo. Prie National Geographic pažintinių filmų. Artėjant bet kurio filmo pabaigai, nesvarbu, apie kokią rūšį jis bebūtų, staiga pasigirsta gilus, žemas užkadrinis balsas, sakantis kažką panašaus. Žmogus – vienintelė rūšis, kuri žudo tik dėl malonumo. Pažiūrėkite, kokie gražūs ir nekalti kokie nors rožių krūmai, jie nežudo ir nekariauja. Tai daro tik žmonės. Taip jau nutiko, kad 70-ųjų viduryje ar maždaug tuo metu atsirado daug įvairių rūšių lauko tyrėjų, kurie pasakė, palaukite, mes nesame vienintelė tokia rūšis. Kitose laidose mes išsamei išnagrinėsime, kokiose situacijose tai vyksta, bet vienas konkretus pavyzdys iš tiesų verčia permąstyti gyvūnų elgesį. Ir štai jis. Yra viena konstanta, kuri galioja visiems, nuo mūsų iki gleivinės pelėsių. Vaikai yra tokie mieli, visi myli vaikus, vaikai yra nuostabus, norisi jais rūpintis, jūsų vyzdžiai išsiplečia jų akivaizdoje. Seniai žinoma, kad be kita ko, jaunikliai, vaikai, vaikų bruožai gali sumažinti agresijos lygį. Laidoje apie etologiją apie tai pakalbėsime išsamiau. Ir tai buvo visuotinai pripažinta tiesa. Ir staiga tyrėjai pateikia duomenis apie įvairių rūšių tyrimus, sakydami, kad kažkas čia ne taip. Stebėdami tam tikrą gyvūnų rūšį, pastebėjo individus nuolat žudančius vaikus. Kas su jais ne taip? Infanticidas rūšies viduje. Ir staiga paaiškėjo, kad žmonės nėra vienintelė rūšis, kuri žudo. Mes nesame vienintelė rūšis, kuri atima gyvybę mieliems mažiems vaikams. Staiga paaiškėjo, kad yra daug tokių rūšių, kurios tai daro. Ir mums teko sudėtinga užduotis visą tai paaiškinti. Vieną iš pirmųjų tyrimų apie langūrus 1970 metais paskelbė tokia Sara Hirdi. Netrukus pasirodė duomenys apie liūtus ir kai kurias kitas rūšis. Pirmoji akivaizdi reakcija tai buvo, palaukite, tai neįmanoma. Aš juk žiūrėjau dokumentinį filmą apie laukinę gamtą. Čia kažkas ne taip. Šie gyvūnai tikriausiai yra psichopatai. Tai nenormali populiacija. Jie tikriausiai yra nenormalūs, nes gyvena arti žmonių. Kažkas su jais ne taip. Tikriausiai dar gamtos užterštumas ir toksiškos atliekos turi įtakos. Na arba jie išprotėjo, nes tyrėjai dėvėjo netinkamos spalvos kojines ar kažkas panašaus. Ir tai nenormalu. Tai patologinis elgesys. Bet laikas ėjo ir tapo aišku, kad įvairių rūšių gyvūnai žudo vaikus. Bet kodėl tai vyksta? Pradedate atidžiau stebėti ir pastebėsite dėsningumus. Yra tam tikras elgesio modelis. Pirma, atrodo, kad būtent suaugę patinai žudo jauniklius. Be to, jei atidžiau pažiūrėsite, kas ką žudo, tai nėra atsitiktinumas. Patinai žudo gyvūnus, kurie, kaip jau galima suprasti iš individualios atrankos, greičiausiai yra kitų patinų palikuonės. Tai konkurencinė strategija, skirta sumažinti priešininko reprodukcinę sėkmę. Štai ką atrado pas gyvūnų rūšis, praktikuojančias infanticidą. Patinai žudo palikuonis, jauniklius, priklausančius kitiems patinams. Tapo pastebimi ir kiti dėsningumai. Pavyzdžiui, kodėl mes nematome nieko panašaus pas kitas turnyrinės socialinės gyvūnų rūšis. Palaipsniui tampa aišku, kad yra dar vienas dėsningumas, kurį galima pastebėti rūšise, praktikuojančiuose konkurencinį infanticidą. O būtent didelis intervalas tarp patelio gimdymų, kuris yra net ilgesnis nei kokio nors aukšto rango patino valdymo laikas. Įdomu. Ir štai ką tai reiškia. Įsivaizduokite, kad jūs esate antrarūšis patinas. Jūs metus laiko treniravote raumenis ir turite šansą nuversti alfa patiną ir valdyti visą grupę. Bet po galais, kiekviena vieniša dama turi kūdikį, kurį jį prižiūrės dar daugiau nei kokius 2 metus ar daugiau. Ne viena iš jų neovuliuoja ir ne viena neovuliuos dar kokius 3 metus. O jūs kaip alfa patinas pratempsite tik kokią 1,5 metų, nedaugiau. Tai reiškia, kad jūsų apytikslis reprodukcinis aktyvumas yra trumpesnis nei laikotarpis, per kurį jūsų rūšies patelės augina vaikus ir neovuliuoja. Ir staiga jums ateina žiauri, bet aiški mintis. Puikiai paaiškinate viską. Tiesiog eiti ir nužudyti jauniklius. Nužudyti jauniklius dėl 2 priežasčių. Pirma, nužudydami kito patino palikuonis, jūs sumažinate jo reprodukcinę sėkmę. Tai konkurencija, kas paliks daugiau savo genų kopijų. Antra, po palikuonių mirties patelė nustoja juos prižiūrėti.
ir netrukus pradeda ovuliuoti. Todėl tokį elgesį pastebėsite pas langūrus, pas vervetės, pas markatas, pas liūtus, pas gorilas ir visur bus ta pati struktūra. Konkurencinis infanticidas. Patinas gauna valdžią virš maitinančių patelių grupės ir sistemingai žudo jauniklius. Čia matome žymų nukrypimą nuo elgesio, kuris yra naudingas rūšiai, kur visi vaikai yra mieli, mažina agresijos lygį ten ir visa kita. Ir štai puikus pavyzdys šios žiaurios konkurencinės logikos situacijos. Štai rūšis, kuri yra ant išnykimo ribos, arčiau ne bet kuri kita. Kalnų gorilos. Jų liko tik apie 1000 ir šie įspūdingi gyvūnai miršta dėl aplinkos degradacijos, žmogaus veiklos, prasidėjusio pilietinio karo ir kitų veiksnių. Bet ir be to, manau, kad jos gali visiškai išmirti per 10-20 metų, nes patinai, gorilos, laikydamėsi šios logikos, periodiškai sistemingai žudo visus jauniklius grupėje. Negaliu pateikti kito geresnio pavyzdžio gyvūnų, kurie nesielgia savo rūšies labai ar grupės labai. Tai individualios atrankos strategija. Taigi, pradėkime taikyti kai kurias taisyklės. Štai jums klausimas. Kokiomis aplinkybėmis patinas ateina į grupę, nuveršia ankstesnį lytiškai subrendusi lyderį, užima valdžią, bet neskuba nužudyti visų naujagimių grupėje? Kada patinas, tapęs grupės vadu, nebus sužavėtas konkurencinio infanticido idėjomis? Kaip manote kada? Nagi? Atsakymas. Tada, kai prieš tai buvęs lyderis, pavyzdžiui, yra jo brolis. Taip, tai mūsų antrasis kertinis akmuo – gimininė atranka. Būtent dėl šios priežasties jūs nematysite konkurencinio infanticido, jei patinas nuveršia iš lyderio posto artimą giminaitį. Būtent dėl šios priežasties. Bet yra kur kas elegantiškesnių sprendimų. Kartais, pas kai kurias rūšis, vietoj patinų žudančių vaikus, naujo patino atėjimas į valdžią sukelia persileidimus visoms grupės patelėms, tai yra nėščioms patelėms. Dar viena variacija pasitaiko tarp laukinių arklių. Naujas patinas prievartauja nėščias pateles, o tai taip pat sukelia persileidimą. Ta pati logika. Pas daugelį graužikų rūšių galite pastebėti dar įdomesnį reiškinį. Kai tik atsiranda naujas patinas, jei esate patelė ir esate nėščia, jo kvapas privers jūs persileisti. Biologiškai tai puikiai veikia. Gaunami kvapo signalai. Apie kvapo signalus dar daug kalbėsime ateityje. Signalas iš kvapo analizatoriaus stimuliuoja streso hormono gamybą, kuris sutrikdo brendimo procesus gimdoje ir įvyksta savaminis abortas. Kvapo receptorių sukeltas abortas. Kas negerai su šiomis pelėmis? Ar ši strategija padės jai palikti kuo daugiau savo genų kopijų kitai kartai? Kai atsiranda naujas patinas, patelė turi pasirinkimą. Žinoma, metaforiškai. Ji turi pasirinkimą. Ji gali sumokėti savo metabolizmu, išnešioti šios vaikus, bet tada jie vis tiek bus nužudyti. Arba ji gali pasirinkti mažesnį iš dviejų blogybių. Šiuo atveju spontaniškas abortas. Labai greitai jie vėl pradės ovuliuoti ir gaus dar vieną šansą perduoti savo genų kopijas sekančiai kartai. Ir yra daug atvejų, kai patinas žiurkėnas įleidžiamas pas patelę su vaikais ir jis suėda visus tos vaikus. Oi, tai jis juk psichopatas? Ne, jis nėra psichopatas. Žiurkėnų patinai migruoja. Ir jei čia jau yra vaikai, tai jie tikrai ne jo. Tai labai logiška. Patelėms tai buvo dauginimosi privalumas, jei persileidimas įvyko dėl naujo patino kvapo. Na, ir pagal tą pačią logiką prie to veda naujo patino kvapas. Bet tik, jei jis nėra artimas ankstesnio patino giminaitis. Čia galioja tie patys dėsniai. Ir visa tai, žinoma, susijęs su patinais. Tai yra tai, kaip patelės renkasi mažesnę blogybę iš dviejų. Tarkime, jūs esate langūro patelė ir į bandą ateina naujas patinas, ketinantis nužudyti visus palikuonis, o jūs esate išprūsusi evoliucinės biologijos srityje. Ką darysite, kad padidintumėte savo genų kopijų skaičių sekančioje kartoje? Turite vaiką, kurį bandote išgelbėti. Ar gelbėsite jį savo gyvybės kainą? Mažai tikėtina. Tokių patelių jūs nepastebėsite. Kokiomis aplinkybėmis patelė turės motyvaciją ginti savo vaiką, net rizikuodama būti sužalota? Nagi kas? Senos patelės, kurios vargu ar dar kartą pastos. Jūs visą tai galite stebėti. Kas dar gali rizikuoti savo sveikata, kad apsaugotų vaiką? Motinos pusės močiutė, kuri jau nebegali gimdyti. Ir pamatysite, kad langūrų patelės gins savo vaikus, bet ne iki rimtų sužalojimų. Bet kuo vyresnė motina, tuo atkakliau gina savo vaiką. O jau močiutė, vadovaudamasi tą pačią logiką, kuri čia veikia, tampa tvirta tarsi siena. Bet yra ir kitų variantų. Pavyzdžiui, padaryti kažką protingesnio. Pateiksiu pavyzdį.
Tarkime, jūs dar nepagimdžiusi motina, kol kas tik nėščia, o net tarp rūšių praktikuojančių konkurencinį infanticidą egzistuoja toks dalykas kaip nėščių patelių prievartavimas. Taigi, ką daryti? Ką sugalvojo daugelio tokių primatų rūšių patelės? Ir tai vienas iš didžiausių visų laikų būdų manipuliuoti patinais. Taigi, pavyzdžiui, jūs esate nėščia langūro patelė, o bandoje yra naujas patinas. Jums dar liko apie 6 nėštumo savaitės. Ir jūs jau įdėjote daug pastangų ir išeikvojate daug jėgų, nešiodami savo dar negimusį vaikelį. O šis niekšas tikrai nužudys jūsų vaiką iškart po gimimo. Ką su visu to darysite? Ir čia pas jūs atsiranda fiziologiškai geniali idėja. Pas jūs atsiranda pseudoestrus. Estrus tai terminas reiškiantis patelės ovuliaciją, jo seksualinį pasirengimą arba rūją. Dauguma primatų turi išorinius požymius signalizuojančius apie ovuliaciją. Audinių hiperemija, aplink makštį ir išangę, bei kiti dalykai, kurių žmonės neturi. Taikomos įvairios fiziologinės gudrybės, pavyzdžiui, skysčių sulaikymas. Iš esmės, jūs turite visus išorinius požymius, kad ovuliuojate, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai nėra tiesa, nes esate nėščia. Pas jūs netikra ovuliacija. Patirite pseudoestrusą, sukurdama jo iliuziją. O kas nutiks, kai atsiras naujas patinas, o mes čia turime 4 mėnesį nėščią patelę, kuri nepaisant to atrodo viliojanti? Na, tai tas vyrukas pasikasys galvą ir pasakys, nu ir kas čia tokio? Ir su jie susiporuos. Ir maždaug po 2,5 savaičių patelę pagimdys. Ir žinote, ką tada darys patinas? Jis susimastys ir paklaus savęs. Kaži, kiek trunka mano rūšies nėštumas? Kiek ten? 5 mėnesiai ir panašiai. O aš esu dar tik 3 savaitės. O jau pagimdė man vaiką. Tik aš iš jūsų kietas. Aš esu kietas. Jis patikės ir jis pasiduos šiai apgauliai kiekvieną kartą. Jis to patikė vėl ir vėl. Jei patelė simuliuoja rūją, patinas nebus linkęs žudyti jauniklius po to, kai patelė pagimdys. Nes čia juk jo vaikas. Nes prisiminate įskaičiausius bachūros mūsų rajone. Taigi, iš pirmo žvilgsnio, tai atrodo kaip visiškai beprasmis pasaulis. Vaje, gyvūnai žudo savo rūšies atstovus ir net vaikus, naudodami ydingą individualios atrankos principų logiką, bet laikydamasi tam tikrų apribojimų, kurias nustato jau gimininė atranka. Todėl natūraliai kyla klausimas, argi evoliucija nebūtų palankesnė tiems patinams, kurie sugeba atskirti savo jauniklius ir nepasiduoti apgauliai? Taip, tai būtų logiška, bet tam yra techninis darvinistinis paaiškinimas. Plačiai žinomas faktas, kad patino kraujotakos sistema sugeba aprūpinti krauju tuo pačiu metu tik vieną vyrišką organą, arba vyriškas smegenis, arba varpą. Abiems organams kraujo neužtenka. O tai, žinoma, patinui sukelia impulsyvumą ir impulsyvų elgesį. Atėjus reikiamam momentui, jis nesustos, kad susimastytų, arba atvertų ginekologas vadovėlį. Žinoma, jei taip nutiktų, tai suteiktų tam tikrą nedidelį evoliucinį pranašumą tiems langūrams, kurie sugebės parodyti išmintį ir pasukti galvą. Bet apskritai, daugumai patinų apgavystė veikia. Jie elgiasi taip, tuo patvirtindami, kad daugelis dalykų, kurie vyksta, nėra sąmoninga kognityvinė strategija. Beje, suprasite, kad nejuokauju, kai tolimesnėje žmogaus elgesio biologijos laidoje imsimės klausimų, kaip gyvūnai atskiria vieni kitus. Didžioji dauguma rūšių tai daro nesąmoningai. Gyvūnai negali atsisėsti ir pagalvoti, palaukite, čia kažkas ne taip. Ir kyla dar papildomas klausimas. O tai ar evoliucija nepadės tiems patinams, kurie nors ir nesupranta, kad jos mausto ir apgaudinėja, bet tiesiog jaučia, kad kažkas čia ne taip, jei vaikas gimė po 3 savaičių, o ne po 5 mėnesių. Patinai nesupranta, kad tai suteikia kokį nors pranašumą atrankoje, nesupranta, kad poravimasis yra tiesiog susijęs su jauniklių atsiradimu. Čia jiems per sudėtinga matematika. Atrankoje nebuvo svarbu, ar patinas tai supranta, ar turi kokį nors planą, pavyzdžiui, jei jau aš turiu savo porą, tai kiekvieną kartą, kai jį pagimdys, aš nežudysiu vaikų, bet tik tada, jei jį pagimdys tam tikrame ribotame laikotarpyje. Tai pernelyg sudėtingas požiūris, kad jis galėtų evoliucionuoti pas primatus. Kitas pavyzdys su panašia logika. Mes jį aptikome tyrinėdami babuinus, gyvenančius savanoje 60-ųjų pradžioje. Ten buvo stebimi patinai, kurie turėjo sudėtingus santykius su kitais suaugusiais patinais. Ir štai įtampa išauga. Ir aiškiai bręsta muštynės. Vienas bičas, akivaizdžiai žemesnio rango, aišku, kad jis pralaimės ir jį sudaros. Ir tada ateina kitas, jau aukšto rango patinas. Pirmasis, žemesnio rango, patinas yra išsigandęs. Ir ką jis daro? Jis panikoje dairosi šalis
ir tada čiumpa vaiką ir prisispaudžia į prie krūtinės. Atsakymą pabandė pateikti 1950 metais laida National Geographic. Kodėl jie tai padarė? Nes juk vaikai yra mieli, jie ramina, vaikai yra mieli ir visi iš karto tampa mažiau agresyvus, kai šalia yra vaikas. Nes juk kasgi puls patinas su vaiku, o jei vaikas nukenties. Aha, kaipgi? Tai yra pasenusi versija. Pateiksime šiuolaikinės situacijos interpretaciją to, kas vyksta, kai artinasi didelis ir baisus patinas. Ir ką buvo galima pastebėti tik po ilgų babuinų tyrimų. Esmė tame, kad žemesnio rango patinui nėra visiškai tas pats, kurį vaiką pasičiupti. Jūs tiksliai žinote, kas įvyks toliau. Nes visa tai labai panašu į konkurencinį infanticidą. Kai patinai paima vaikus įkaitais, jie negriebia pirmo pasitaikiusio po ranka. Jie čiumpa tą vaiką, kuris yra pagrindinio patino palikuonis. Tai aišku, nedviprasmiška užuomina, tik pabandyk mane paliesti ir vaikui geroji nesibaigs. Ir nors čia vis dar anksti kalbėti apie sąmoningus veiksmus, bet jie čia ir nėra atsitiktiniai, kaip matote. Yra tam tikrų ypatumų, kurie dar geriau paaiškina sistemos veikimą. Taigi, tarkime, jūs esate didelis aukšto rango patinas, kuris akivaizdu turėtų būti visų vaikų šioje grupėje tėvas. Ir jūs ketinate duoti kailį tam vaikinui, laikančiam ant rankų vaiką, kuris greičiausiai yra būtent jo, tai yra to žemesnio rango, rankose laikančio vaiką patino, o ne jūsų aukšto rango patino. Logiška konkurencinė natūralaus šantažo strategija. Yra didelis aukšto rango patinas, kuris yra svarbiausias iš visų, bet jis į grupę atėjo tik prieš 2 savaitės. Tai reiškia, kad jis dar neturėjo laiko susilaukti vaikų. Ir kai jis grasina žemesnio rango patinams, tai tie greičiausiai nebandys šio šantažo triuko su vaikais, nes vaikai greičiausiai jų pačių, o ne to agresoriaus. Bet jei aukšto rango patinas grupėje jau seniai, tai prašom, žemesnio rango patinai šantažą tikrai naudos, nes vaikai greičiausiai ne jų, o jo. Ir dar vienas momentas, dėl kurio kyla klausimas. Ar šie vaikinai viską apgalvoja? Ar jie jaučia, kad štai šis jauniklis yra šio patino, o šis to? Ar tiesiog žino? Primatai viską apgalvoja. Tai tampa akivaizdu, kai jiems nesiseka ir jie klysta. Dėl to maždaug prieš 14 metų buvo stebimi babuinai. Ten buvo vienas žemo rango patinas. Tačiau pagal statusą jis buvo kažkur viduryje. Po jo atėjo aukšto rango patinas. Ir šis vidutinis patinas jau akivaizdžiai buvo pakeliu žemyn. Kadaise jo rangas buvo aukštesnis, bet jis seno. Kitaip sakant, anksčiau jis buvo reprodukciškai aktyvus. Kitaip tariant, šioje grupėje buvo jo vaikai. Taigi, sėdi jis savo, o aukšto rango patinas ruošiasi jį užpulti. Mūsų herojus akivaizdžiai nervinasi, apsidairo aplinkui ir čiumpa vaiką. Bet tai pasirodo esąs jo vaikas. Jis pagriebė savo vaiką. Vaje, pasakysite jūs, niekaip nesuprantu, kas čia po galais vyksta. Šie gyvūnai griauna visas teorinius elgesio modelius. Jis paėmė ne tą vaiką. Taigi, jis laiko šį mažylį, o jūs žiūrite, kas bus toliau. Ir matote, kaip jis jį atitraukia nuo savęs. Žiūri tą vaiką ir numeta jį tolyn. Akimirka prieš tai, kai jį užpuola. Ir matyti, kad jis elgėsi taip, tarsi supratė savo klaidą. Jis sąmoningai bandė kažką sugalvoti. Pats savaime priverstinio šantažo ir įkaitų reiškinys įgauna prasmę tik tada, kai suprantate individualios ir gimininės atrankos bei abipusio altruizmo struktūrą. Štai jums kitas neįtikėtinai logiškas pavyzdys. Mes turime visą pasaulį įvairių rūšių primatų patelių ir jų rangų sistemą. Tai hierarchija. Kokiu principu jis sukurta? Jūs gaunate savo rangą iš viršaus į apačią, iš motinos. Tai reiškia, kad jį paveldite. Jūsų motina yra alfa patelė. Jei esate jos pirmoji dukra, jūsų rangas bus antras. Kai tik ji turės dar vieną dukrą, jūsų seserį, ji gaus 3 numerį, kol jums negims dukra, kuri nustums seserį vienu žingsniu žemyn. Kitaip tariant, dominavimo hierarchija tarp patelių yra sukurta remiantis šeiminiškumu. Ir kaip tai galima paaiškinti? Antroji dalis – gimininė atranka. Dominuojančios sistemos pas visas socialinės rūšis yra pagrįstos šeiminiškumu arba giminystės ryšiais. Tai logiška. Ir kitas pastebėjimas yra gan įdomus apie dar vieną nesąmoningą pasirinkimą. Jei ketinate pastoti, nesvarbu, kokios rūšies esate. Turite pasirinkimą pagimdyti berniuką ar mergaitę, arba pagimdyti berniukų ar mergaičių vadą, arba vadą, kurioje vyrauja vieni arba kiti. Viskas susiveda į 2 klausimus. O būtent, kas reikalauja daugiau resursų, kad išnešioti? Berniukas ar mergaitė? Ir kokios yra reprodukcinės galimybės vienos ar kitos lyties atstovams?
Grįžkime prie temos. Jei jūsų išvaizda didelė ir turnyrinė, tai kaip žinome, vyrų reprodukcinė sėkmė labai skiriasi. 5 procentai patinų yra atsakingi už 95 procentus poraimusi. Taigi, jums galioja tam tikros taisyklės. Jei turėsite sūnų, tai 90 procentų sūnų bėgioja savo ir nesidaugina. Bet jei laimėjote aukso puodą ir patekote į tuos 5 procentus, tai kiekvienas iš jų taps maždaug 30 skirtingų vaikų tėvų. Gimdyti berniukus turnyrinėms rūšims yra loterija. Tai rizikinga. Galima gimdyti mergaitės. Bet kaip ten bebūtų, nėra ne vienos beždžionės, kuri galėtų dėti kiaušinius kaip lašiša ir turėti po 420 vaikų. Dauguma patelių, jei jos neturi vaisingumo problemų, per savo gyvenimą senamadiškame primatų pasaulyje pagimdo nuo 1 iki 5 vaikų. Moterų kintamumas yra žymiai mažesnis. Kitaip sakant, tokia yra konservatyvi strategija perduoti savo genų kopijas. Gimdyti dukrą. Rizikinga strategija – gimdyti sūnų. Tai leidžia mums iš karto daryti 2 prielaidas. Pirma, jūs žiūrite į dominuojančias hierarchijas ir padarėte prielaidą, kad aukšto rango patelės greičiau gimdo berniukus, o ne mergaites. O žemo rango patelės visiškai priešingai. Būtent tai galima stebėti pas daugelį primatų rūšių. Situacija yra būtent tokia. Antra prognozė. Jūs manote, kad pablogėjus ekologiniai situacijai, prasidėjus sunkmečiui, gyvūnai siekia turėti mažiau išlaidų reikalaujančių palikuonių. Moteriškos lyties vaisius reikalauja mažiau kalorijų nei vyriškos lyties. Vyriškos lyties vaisius reikalauja didesnių išlaidų nei moteriškos lyties vaisius. Ekologinio spaudimo laikais gimusių patelių procentas išauga. Pavyzdžiui, kaip įrodymas, kad vyriškos lyties vaisių išnešioti yra brangiau. Žmonėms po vaisinimo 53 procentai embrionų yra vyriškos lyties. Maždaug 53 prieš 47. Tačiau sąnaudos nėštumo metu ir padidėjęs vyriškos lyties embrionų metabolizmų pažeidžiamumas lemia tai, kad gimsta nuo 51 iki 49 procentų vyriškos lyties vaikų. Ir santykis pasislenka link tipinio moterų vyrajimo artėjant paauglystės amžiui. Iš pradžių jums reikia turėti daugiau vyriškos lyties vaisių, nes jiems reikia daugiau resursų. Jie pažeidžiamiausia. Ekologinio streso laikotarpio prognozė svarstyklės pakryps į moterų gimimo pusę. Pusiausvėra bus sutrikdyta į šią pusę. Tam galima rasti labai daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, žmonėms bado maisto trūkumo laikotarpiais visada gimsta daugiau mergaičių. Tai taip pat galima stebėti ir pas žmonės. Berniuko gimimas sukelia svorio netekimą. Gali sukelti sekančio vaiko svorio sumažėjimą. Gimdyti berniukus daug resursų reikalaujantis dalykas. Todėl galiausiai paaiškėja, kad viskas priklauso nuo jūsų padėties populiacijoje. Asmenims, užimantiems aukštą padėtį, beveik visada verta rizikuoti ir gimdyti berniuką, kuris yra rizikingas, bet labai pelningas. Jei padėtis yra žema, gimdamos ekonomiškos mergaitės. Galiausiai santykis svyruoja apie 50 prieš 50. Šią tendenciją pastebėjo vienas iš, taip sakant, šiuolaikinės evoliucijos minties tėvų, mokslininkas Robertas Riversas. 70-aisiais. Lyties santykių svyravimai kaip socialinio konteksto rezultatas. Mokslininkai ėmėsi tirti ir paaiškėjo, kad taip ir yra. Nors čia susidaro įdomus konservatyvus precedentas, kad būna situacijų, kai logiška gimdyti daug dukrų, nes tam yra idealus momentas, bet galiausiai gali paaiškėti, kad jūs pagimdėte dukteris, o visi aplink jūs taip pat pagimdė dukteris. Ir staiga labai vertingi tampa berniukai, nes jų nėra tiek daug. Todėl logiška pradėti gimdyti berniukus. O esant kitoms lygioms sąlygoms, po kurio laiko berniukai pradės dominuoti. Ir logiška bus pereiti prie mergaičių. Gaunasi nuo dažnio priklausoma atranka. Mes nuolat svyruojame apie 50 procentų. Kurios lyties šiuo metu yra mažiau, tai automatiškai tampa pageidaujama. Tai skatina blogos ekonominės sąlygos. Padėtis populiacijoje stumia į vieną ar kitą pusę. Bet kuriuo atveju svyravimai bus apytiksliai proporcingai lygus. Kurios lyties yra daugiau, ta yra ir nepageidaujama. Tai yra lyties proporcijos svyravimas. Ir dar giminystės vaidmuo. Pavyzdžiui, pas vervetės. Apie tai jau kalbėjome praeitoje laidoje. Įjungiame įrašą. Jauniklio nerimą keliantis klyksmas. Motina iš karto susirūpina ir visi žiūri į motiną. Jie žino, kad jie yra motina. Tai tarsi giminystės supratimo demonstravimas.
Dar viena įdomi socialinė struktūra pas kai kurias rūšis. Prisiminkite, buvo įvairių turnyrinių rūšių. Jų pagrindinis patinas poruojasi su keliomis patelėmis. Ir taip toliau. Trumpai tariant, poligamija. O paimkime poliandriją. Situacija, kai viena patelė poruojasi su keliais patinais. Situacija su stabilia poliandrija, kai iš esmės susidaro atvirkštinis haremas. Viena vaisinga patelė ir keli patinai. Daugumoje atveju, kai susidaro poliandrija, mes matome ją pas rūšį, kuri vadinama adelfinė poliandrija. Ir kai tik ją apibūdinsiu, viskas taps aišku ir paprasta. 2 liūtai vadovauja praidui. Čia kažkas ne taip. Paprastai būna vienas patinas, o jo brolis išvaromas. Disnėjaus filmukuose to nepamatysite. Praide turi būti vienas patelės apvaisinantis patinas, bet kartais pasitaiko praidų su 2 patinais. Kaip jiems tai pavyksta? Juk jie turėtų ten žudyti vienas kito palikuonis. Kas yra šie 2 patinai? Gal kas nors žino atsakymą? Taip, kažkas ten iš toli teisingai atspėjo. Jie yra broliai. Tada, kai pasitaiko atvejai, kai 2 patinai vadovauja praidui. Na arba atvirkščiai, kai praidas susitaiko su tuo, kad vietoje vieno patino yra 2. Tai didelė tikimybė, kad jie yra broliai. Tai vadinama adelfinė poliandrija. Ir visiškai netikėtinas pavyzdys yra pas žmonės. Praeitoje laidoje aiškinomės, ar mes esame turnyrinė rūšis, ar mes esame porinė rūšis, ar kažkur per vidurį. Mes esame visiškas elgesio mišinys. Pavyzdžiui, dauguma kultūrų leidžia poligamiją, nors iš esmės dauguma žmonių iš tikrųjų nėra poligaminiai. Ir taip toliau ir panašiai. Bet neišvengiamai kyla tas pats klausimas, ar pas žmonės pasitaiko poliandrija. Ir taip, yra vienas nuostabus kultūrinis atvejis. Tai tradicinė Tibeto visuomenė. Jie turi normalią adelfinę poliandriją. Kaimo vietovėse būna, kad moteris išteka už vyro ir kartu ji išteka už visų jo brolių. Už visų brolių. Ji išteka už visų iš karto. Tai adelfinė poliandrija. Taip ir būna. Štai ji, moteris, žmona su vyru, su jo jaunesniuoju broliu, su dar jaunesniuoju broliu ir taip iki kūdikio, kurį jį galbūt dar laiko ant rankų, kuris yra jauniausias brolis ir dar taip pat yra vienas iš jo vyrų. Taip ir yra. Kaip tai nutinka? Toks santvarkos modelis susiformuoja labai skurdžiuose žemės ūkio regionuose, kur kyla tam tikra problema. Pavyzdžiui, turite 5 sūnus. Pagal įprastą žemės paveldėjimo tradicijas, ją reikėtų padalyti 5 sūnums. Bet 1/5 naujai šeimai yra per mažai. Todėl reikia rasti būdą, kaip išlaikyti jos kaip vieną reprodukcinį vienetą, kad nereikėtų dalyti žemės. Taip susidaro adelfinė poliandrija. Moteris išteka už kelių brolių. Situacijoje, kai nepageidautina vieną žemės sklypą padalyti kelis mažus. Vėlgi, ta pati logika galioja liūtams, kai praidai vadovauja 2 broliai. Kas dar? Kažkur šio analizės proceso metu pradedi suprasti, kad kova dėl reprodukcinės sėkmės vyksta ne tik tarp patinų ir patelių, bet taip pat vyksta ir lyčių tarpusavio konkurencija. Kaip tai yra įmanoma? Kaip planetoje, kuri išrado Valentino dieną, gali vykti lyčių tarpusavio konkurencija? Akivaizdu, kad atskiro individo reprodukciniai interesai gali nesutapti su individo, su kuriuo jis poruojasi, interesais. Kur galima rasti pavyzdį? Paimkime rūšį, kurios patinai migruoja. Tai turnyrinė rūšis. Patinas pasiruošia paravimosi sezonui. Yra daug agresijos, daug antraeilio seksualinio elgesio formų. Jis poruojasi su patele, ji jam pagimdo vaikus. Valio, jis susilaukia palikuonių. Jie sumaišė savo genus ir padidino savo reprodukcinį potencialą. Tačiau šios rūšies patinas kitą dieną susirenka savo žaislus ir tepa slides. Tai reiškia, kad jam nerūpi šios patelės reprodukcinė sveikata ateityje. O jei tai rūpi, ji norėjo, kad palikuonis užaugtų sveiki ir vaisingi, bet ne jos ateities reprodukcijos sąskaita. Matome, kad patinai ir patelės turi skirtingas dauginimosi strategijas. Taip atsiranda paradoksali lyčių tarpusavio konkurencija. Ir štai vienas keistas pavyzdys. Paprasta Mendelio genetika. Mendelio dėsniai. Hardy ir Weinbergo proporcijos. Hardy ir Weinberg dėsnis. Vienas iš mūsų tėvų turi vieną genotipą. Kad galėtume atskirti tėvus, paimkime kitą spalvą. Tai visiškai neturi įtakos formuliai. Ir tai svarbu suprasti iš karto. Nesvarbu, kur yra patinas, o kur patelė. Kur tėvas, o kur motina. Tiesiog vienas duoda šį profilį, o kitas kitą. Ir galiausiai gaunamas rezultatas. Paprasta Mendelio genetika.
Kai nagrinėjama genealogija, nesvarbu, kuris iš tėvų davė homozigotinį profilį, o kuris heterozigotinį. Nesvarbu kas kur. Tačiau yra nemažai genetinių požymių, kuriems svarbu, iš kurio iš tėvų jie paveldėti, nes pati alelių kombinacija veiks skirtingai, priklausomai nuo to, kas jūs perdavė – motina ar tėvas. Šis sritis atsirado 90-ųjų pradžioje ir buvo vadinama genomo imprintingas. Trumpai tariant, imprintinguojami genai – tai genai, kurie gali turėti skirtingą fenotipinį pasireiškimą. Šie genai veikia skirtingai, priklausomai nuo to, iš kurio iš tėvų jie paveldėti. Mendelis karste apsiverstų. Juk taip neturėtų būti. Šis nesuprantamas genominis imprintingas griauna visą sistemą. Šie genai veikia skirtingai, priklausomai nuo to, iš kurio iš tėvų jie paveldėti. Turiu jūs įspėti, kad busimoje laidoje apie etologiją žodis imprintingas reikš visai kitą dalyką. Čia tai grinai molekulinis terminas. Taigi, imprintinguojami genai. Mokslininkai prie šio klausimo priėjo 90-aisiais. Pavyzdžiui, du žmonės su skirtingais profiliais turi vieną mutaciją, bet skirtingas ligas. Tai yra du visiškai skirtingi ligoniai, turintys mutaciją tame pačiame gene. Kas čia vyksta? Jei šis genas yra iš vieno iš tėvų, tai atsiranda viena liga. Jei jis yra iš kito iš tėvų, tai atsiranda kita liga. Kokia tai protu nesuvokiama nesąmonė. Pirmas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti, koks mechanizmas verčia geną veikti skirtingai, priklausomai nuo to, kuris iš tėvų jį perdavė. Jei kam nors tai įdomu, tai yra biocheminis procesas, vadinamas metilinimu. Vieno iš tėvų genomoje šis genas yra metiliuotas, o kito ne. Bet nesukite dėl to galvos. Svarbiausia prisimename, kad yra mechanizmas, kuris verčia genus veikti skirtingai, priklausomai nuo to, kuris iš tėvų jį perdavė. Čia yra esmė. Gerai, jei tai suprantama, kodėl taip vyksta? Iš kur tokia priklausomybė? Ne iš karto, bet palaipsniui mokslininkai pastebėjo dėsningumą. Galiausiai, 90-ųjų pradžioje visą tai sujungė evoliucinis biologas iš Harvardo, vardu David Icke. Jis pasiūlė vieningą teoriją, kuri visą tai paaiškina. Ir tai labai įdomu. Ką mes matome? Štai imprintinguojami genai. Sąlyginai, juos galima apibūdinti taip. Jei toks genas yra paveldėtas iš vieno iš tėvų, jis normaliai atlieka savo funkciją. Jei iš kito, tai genas tyli, neveikia, yra metilintas ir neaktyvus. Tai ir yra imprintuojami genai. David Icke pradėjo kažką pastebėti. Kai žiūrime į imprintinguojamus genus, kurie yra aktyvūs, gauti iš tėvo, tai paprastai šie genai stimuliuoja vaisiaus augimą. Visi šie genai pagreitina vaisiaus metabolizmą, medžiagų apykaitą. Visi šie genai sustorina gimdą. Visi šie genai aktyvuojami vaisiaus hormonais. Visi šie genai stimuliuoja aktyvų vaisiaus vystymąsi. O kai žiūrime imprintinguojamus genus gautus iš motinos, tai visi tie patys genai, tai gauti iš motinos, priešingai, lėtinantis vaisiaus augimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prieš mūsų akis vyksta lyčių tarpusavio konkurencija. Štai turime patiną žiurkėną, kuris susiporuos ir pradings, nes jis priklauso būtent šiai kategorijai. Ko jis nori? Jam nusispjauti ant šios patelės būsimos reprodukcinės funkcijos. Jam svarbiausia, kad jo palikuonis išgyventų. Vyriški imprintinguojami genai stimuliuoja aktyvų vaisiaus augimą. Na, o moteriški genai tokie tipo, tai žinoma gerai palikuonis išgyvens, bet man prieš akiją dar visas reprodukcinis gyvenimas. Bus dar tų palikonių. Patelės imprintuoti genai konkuruoja su vyriškaisiais. Kaip tai atrodo? Vienas iš imprintuotų genų, jis buvo pažintas pirmasis, yra aktyvus įgautas iš tėvo. Koduoja baltymą vadinamą insulino tipo augimo faktorius. Netaip svarbu, ką daro insulino tipo augimo faktorius. Svarbiausia, iš pavadinimo aišku, kad tai augimo faktorius. Šios medžiagos yra atsakingos už augimą, už vaisių. Jis stimuliuoja vaisiaus augimą. Tuo pačiu metu žiurkėnų patelėms yra giminingas priešingas imprintuojamas genas. Ką jis daro? Jis koduoja geną atsakingą už insulino tipo augimo faktoriaus receptorių. Taigi, jos versija suformuoja mažiau jautrų receptorių. Patinas norėjo daugiau insulino tipo augimo faktoriaus, o ji turi mažai jautrių receptorių. Taigi, gaunasi tokios koevoliucinės ginklavimosi varžybos, kuriuose vyrų imprintinguojama genų evoliucija yra nukreipta į vaisiaus augimo skatinimą, o moterų genai siekia šį augimą slopinti. Tai labiausia pasireiškia, kai tokie genai mutuoja. Pavyzdžiui, kita imprintuojamų genų pora. Vienas iš tėvo, kitas iš motinos. Ir mes matome, kad tėvo versija
stimuliuoja placentos įsibrovimą į gimdą. Ginekologai taip ir sako, vaisiaus implantacija į gimdos sienelę. Vyriškasis genas tai stimuliuoja, o moteriškasis stabdo. Kas nutiks, jei dėl kokio nors sutrikimo už tai atsakingas vyriškasis genas mutuos ir taps neaktyvus? Veiks tik moteriškasis genas, trukdantis vaisiaus implantaciją į gimdą. Kas bus? Sutrikimas, dėl kurio apvaisinto kiaušinėlio implantacija neįvyks. Analogiškai, tarkime, mutacija įvyko moteriškoje poros pusėje ir moteriškas genas taps neaktyvus. Dėl to veiks tik vyriškasis genas, skatinantis agresyvų vaisiaus įsiskverbimą. Kas bus tada? Tada išsivysto viena iš blogiausių vėžių rūšių – choriokarcinoma, gimdos vėžys. Jis pradeda nekontroliuojamai augti dėl vaisių stimuliacijos. Jei išblokuoti vieną iš mutacijos pusių, tampa aišku, kad idealiu atveju vyksta svyravimas, balansavimas, kova, kurioje vyriškasis genas stiprina vaisiaus augimą, kenkdamas būsimai moters reprodukcijai, o moteris šį procesą stabdo. Taip veikia visi imprintinguojami genai. Įdomu tai, kad dabar netgi rasti imprintinguojami genai, kurie pradeda veikti tik po gimimo. Jie veikia smegenyse. Ką jie daro? Vyriškoji pusė, pavyzdžiui, stiprina kūdikio išlipimo refleksą. Kūdikis žįsdamas iš mamos per pieną išsiurbia daugiau kalorijų, o moteriškoji pusė šiek tiek slopina išlipimo refleksą. Visa tai susiję su tuo, kad patinų ir patelių reprodukcinės strategijos nebūtinai sutampa. Dar vienas pavyzdys, kai vyriškasis genas stimuliuoja embrioninio fermento laktogeno, placentinio laktogeno ekspresiją. Šis fermentas leidžia embrionui geriau įsisavinti cukrų iš motinos kraujo, o motina tam trukdo. Ir jeigu jai tai nepavyksta arba perlenkia lazdą, vystosi intrauterinė hipoglikemija. Tai yra intrauterinis diabetas. Galiausiai motina kovoja su savo vaiku dėl to, kiek kalorijų jis gaus. Bet to vaiką valdo ir iš tėvo paveldėtas genas. Tai labai įdomu ir įspūdinga, tačiau čia turėtų būti kokia nors gudrybė. Ir ji yra. Ji yra ta, kad šis prieštaravimas stebimas tik turnyrinėse rūšyse. Paimkime porinę rūšį. Ten patinui nėra jokios prasmės manyti, kad reikia sugadinti jos gebėjimą daugintis. Jie kartu visą gyvenimą. Porinėse rūšyse imprintuojamų genų nėra. Imprintuojami genai yra turnyrinių rūšių ypatumas. Ir mes grįžtame prie to paties klausimo. Prisimenate? Turnyrinės ir porinės rūšės. Kur priskirti žmonės? Kaip matome, kadangi žmonėms pasitaiko tokie dalykai kaip choriokarcinoma ir panašiai, mes turime imprintuojamus genus. Išvada lieka tokia pat kaip ir anksčiau. Pagal genų skaičių mes esame kažkur tarp turnyrinių ir porinių rūšių. Vėlgi, mes esame visiškai susimaišę. Taigi tęsime. Mes atradome keistą, netikėtą pasaulį, kuriame vyrauja tarprūšinė konkurencija. Yra dar vienas pavyzdys, labai įdomus. Jis aprašytas mokslininko William Rice iš Santa Cruzo darbuose, kuriuos jis parašė per 4 metus, tyrinėdamas keletą mūsų rūšių. Musės patelės yra poliandriškos. Jos poruojasi su daugybė patinų. Tarkime, tu esi patinas. Tu ką tik susiporavai su patele. Ir labiausiai, siekiant dauginti savo genus, tu norėtum, kad ji negalėtų pastoti nuo kito patino, kito musės patino, kuris to kelia grėsmę, kad nebūtų nieko kito. Ir staiga mums atsiveria realybė, kurioje dėl dažno poravimosi patelė turi spermatozoidų iš kelių patinų vienu metu. Staiga mums atsiveria keistas pasaulis ir visiškai nauja spermatozoidų konkurencijos tyrimų sritis. Spermatozoidų lenktynės su estafete, aukso medaliais ir panašiai, kuriuose varžosi skirtingų patinų spermatozoidai. Pasirodo, spermatozoidai gamina toksinus, kurie naikina konkurentų spermatozoidus. Oho, tikrai labai elegantiškai. Tai labai elegantiškai iš dalies todėl, kad reikia pagaminti tokį toksiną, kuris nebūtų toksiškas tau pačiam. Tai įmanoma. Čia yra daug visokių molekulinių gudrybių. Ir visa tai yra logiška. Jūs padidinate savo spermatozoidų šansus pasiekti finišą ir nužudyti visus konkurentus. Bet čia yra problema pateliai. Visi šie spermatozoidų gaminami toksinai nėra labai jau naudingi jos sveikatai. Ką Raisas padarė savo įdomių tyrimų metu? Nesigilinsiu į detalės, nes iki šiol nesuprantu, kaip jis tai padarė. Jis kažkaip sugebėjo paimti patinų ir patelių mūsų populiacijas ir sustabdyti patelį vystymasi,
kad jos negalėtų vystytis reaguodamos į patinų veiksmus, į patinų konkurenciją dėl dauginimosi, tuo pačiu sustabdydamas ir patelio konkurenciją. Patelės neevoliucionavo, o patinai vystėsi toliau. Per 30 kartų kaitą jis atrado, kad patinų konkurencijos metu spermatozoidai pradėjo skirti tokius stiprius toksinus, kad sutrumpindavo patelio gyvenimo trukmę. O tai nėra labai protinga, bet labai logiška. Kambarinės musės, tims neporiniai gyvūnai, mirštantis kartu senatvėje, apsikabinę kaip kokios gulbės. Jos yra klasikinis atvejis, kai patiną domina tik dabartinis reprodukcinis ciklas. Jam svarbiausia yra sunaikinti konkurentų spermatozoidus. Na ir kad patelės makštyje liks pūlingos nekrotinės opos ir jie vėliau nebebus tokia veiksminga partnerė reprodukcijai, to jam kas iš to. Jis susiporavo ir nuskrido prie sekančio karvės blyno. Gaunasi tokia pati struktūra, tik patelėms iš to nieko gero. Jei patelėms netrukdyti konkuruoti, jie turės vis toksiškesnius spermatozoidus, kurie darys vis didesnę žalą būsimam patelių reprodukciniam pajėgumui. Todėl Rais juos sukeitė vietomis. Jis paėmė šias populiacijas ir dabar jau pradėjo stabdyti patinų evoliuciją, o patelėms leido vystytis ir po 30 kartų jos išsiugdė gebėjimą neutralizuoti spermatozoidus. Prieš mūsų situaciją, kai patinų tarpusavio konkurencija netikėtai tapo jau lyčių tarpusavio konkurencija. Vėlgi, koevoliucinės ginklavimosi varžybos yra visiška nesąmonė. Spermatozoidai nuodija vieni kitus ir žaloja pateles. Tai visiška nesąmonė iš rūšies gerovės požiūrio, bet visiškai logiška šių evoliucijos modelių kontekste. Taigi, paskutinis pavyzdys. Be to jis bus aktualus ir daug vėliau, kai nagrinėsime agresijos biologiją. Paimkime kokią nors socialinių primatų grupę. Daugelis socialinių žinduolių turi tendenciją. Viena iš lyčių, pasiekusi lytinę brandą, pereina į kitą grupę, kad išvengtų inbreedingo savo grupėje. Ir kad visi neturėtų po 6 pirštus ir uodegos, jei tai yra beuodegė rūšis. Viskas logiška. Trūksta tik tam tikro dėsningumo. Kas tiksliai išeina? Patelės ar patinai? Tačiau primatai neturi bendros griežtos taisyklės, leidžiančios numatyti, kokios rūšies pas jos egzogamija. Moteriškos ar vyriškos? Kokia lytis subrendusi palieka grupę? Visiems skirtingai. Šimpanzės subręsta ir grupę palieka patelės. Gorilos subręsta ir grupę palieka patelės. Pavianai, makakos ir dar keletas šunbeždžionių rūšių subręsta ir grupę palieka patinai. O tai turi svarbių pasekmių. Paimkime pavianus. Pavianai. Štai mūsų banda. Jei pažvelgsime į suaugusius patinus ir pateles, pamatysime, kad suaugusios patelės užaugo šioje grupėje, o suaugę patinai užaugo kitoje vietoje ir atėjo čia jau subrendę. Kitaip tariant, visos suaugusios grupės patelės yra giminės, o tarp patinų giminystės ryšių nėra. Tuo tarpu kaimyninių šimpanzių grupėje subrendusios patelės grupę paliko. Pažvelgus į suaugusius gyvūnus šioje grupėje, matome, kad šie patinai yra apsupti giminaičių ir jie čia praleido visą savo gyvenimą, na o patelės giminaičių neturi. Taigi klausimas, iš pavianų ir šimpanzių, kurios rūšies patinai labiau agresyvūs grupės viduje? Pavianai? Teisingai, nes šimpanzių grupėje patinai yra broliai ir todėl sąjungininkai. O pavianų bandose suaugę patinai tarpusavyje įprastai nėra giminės. Grupėje yra labai daug agresijos tarp patinų. Kitas klausimas. Ir kuri iš tų grupių tam tikrą prasme pranoksta savo karingumu kovose tarp skirtingų grupių? Ne grupės viduje, bet su kita grupė. Šimpanzės. Juk jų patinų grupė veikia kartu, nes yra giminės. Todėl šimpanzės netgi turi, ir mes dar prie to grįšime, vadinamosius pasienio patrulius. Tai yra, kai vienos grupės patinų gaujos patruliuoja savo teritorijos sieną. Pamatę patiną iš kitos grupės, jie puola ir jį nužudo, kaip tai užfiksavo Jane Goodall. Retais atvejais vienos grupės patinai netgi pilnai išnaikina kitą grupę. Jie turi taisyklę. Aš jį nužudysiu, mes jį nužudysime, ne todėl, kad jis į mus kreivai pažiūrėjo, o todėl, kad jis yra kitos grupės narys. Jungtinės tautos tai vadina genocidu. Šimpanzės išrado ne tik organizuotą karą tarp grupių, jos net sukūrė savo genocido versiją. Kas šitoje vietoje yra varomoji jėga? Vienas iš baisiausių dalykų Žemėje yra tada, kai visi patinai, gyvenantys šalia, gerai sutarė tarpusavyje, nes tada jie pradeda kreivai žiūrėti į svetimus. Karingos šimpanzės atsiranda iš patinų organizuotumo paveiktų moterų egzogamijos. Kaip galima numanyti, kai nagrinėjame jau žmonių agresijos biologiją,
Matome, kai žmonių kariuomenė, armija renka giminiškai nesusijusius šauktinius ir įteigia jiems giminystės iliuziją, kad jie visi yra ginklo broliai, taip stiprindama giminystės jausmą. Šimpanzėms tai pavyksta tiesioginė prasme, joms net nereikia kažką įtikinėti. O dabar pažiūrėkime, kokių rūšių primatai turi aukštą vyriškos agresijos lygį grupės viduje, o kokių tarp skirtingų grupių. Tarp grupių tie, kurių patelė subręsta ir išeina iš grupės. Šie patinai buvo kartu dar nuo tada, kai dar buvo visai maži vaikigaliai, mažamečių gauja. Tokiu būdu gaunasi organizuotų grupių tarpusavio kova. Organizuoti tarpgrupiniai konfliktai kyla tarp primatų, kurie yra egzogaminiai, kur subrendusios patelės palieka grupę. Taigi, mes išnagrinėjome daugybę pavyzdžių ir išsiaiškiname, kaip taikyti individualią atranką, gimininę atranką ir panašiai. Prieš daugiau kaip 20 metų šioje srityje atsirado ketvirta kryptis. Ji tapo labai ginčytina, iš dalies dėl to, kad daugelis klaidingai mano, jog jos pagrindas yra pasenusi idėja, bet iš dalies dar ir dėl to, kad jos pasekmės kai kuriuose srityse yra labai prieštaringos. Kalbame apie grupinę atranką ir tai, kaip ji tyliai grįžo pro galinės duris ir tapo aktuali socialinio elgesio evoliucijoje – grupinė atranka. Prisiminkite, kaip praeitoje laidoje nagrinėjome zebras ir kaip senas zebras išstumdo visus į šalis, visiems išdalina savo banko santaupas ir šoko į upę, o ten yra krokodilai ir panašiai. Tai visiška nesąmonė, nes gyvūnai neveikia savo rūšies labai. Tai individuali atranka jį išstumė. Vis dėlto grupės atrankos idėja grįžo į protus, tik pasitaiko poroje labai ypatingų situacijų. Grupinė atranka, kuri vėl grįžta į žmonių sąmonę, yra visiškai kitokia. Tai dvi skirtingos versijos. Pirmoji pasitaiko įvairiose populiacijose. Tarkime, turime tam tikrų vienokių ar kitokių organizmų populiaciją. Įvyksta kažkoks biografinis įvykis, dėl kurio dalis organizmų atsiduria izoliuoti nuo kitų. Pradingsta sąsiauris ar atsiranda koks ežeras ar panašiai. Ko pasekoje dalis populiacijos tampa izoliuota. Šie individai dauginasi pagal savo normas, o šie dauginasi pagal savo normas. Netrukus šios mažesnės populiacijos savybė taps tai, kad joje bus daugiau kraujomaišos nei didesnėje populiacijoje. Tiesiog todėl, kad jų ten yra mažiau. Joje bus aukščiausias giminystės laipsnis tarp individų. Čia aktyvuojasi antrasis iš 3 kertinių akmenų – gimininė atranka. Tai reiškia, kad bendradarbiavimo lygis šioje grupėje bus aukštesnis nei šioje, nes joje aukštesnis giminystės laipsnis. Tai gerai, nes jei bendradarbiavimas tampa akivaizdžiai naudingas, įvyksta kristalizacija ir visi individai, netgi antros kartos ar trečios kartos pusbroliai pusseserės, laikui bėgant padės vieni kitiems taip pat aktyviai kaip ir giminaičiai. Bendradarbiavimo savybė aktyviai įsitvirtins šioje populiacijoje. Pažymėkime, kad čia turėsime aukštą bendradarbiavimo lygį, kurį lemia gimininė atranka. O štai šie turės įprastą betvarkę su šūkiu kiekvienas už save. Biogeografinis įvykis pasisuka ir ši populiacija grįžta į pagrindinę populiaciją. Bet dabar jie yra tokie nepanašus, kad bus net kitokios spalvos. Gaunasi, kad šioje didelėje populiacijoje atsiras grupė bendradarbiaujančių individų, o aplink nekultūringų egoistų sąvartynas. Ir kaip rodo abipusis altruizmas, šie individai bus gyvybingesni už tuos. Gausis, kad pagal tokį modelį bendradarbiavimas vėl susijungusioje grupėje turės plisti vis plačiau. Individai perims bendradarbiavimo elgesį, mažumos grupė juos išstums. Ką tai reiškia? Tai taip vadinamas įkūrėjo efektas. Nedidelė populiacija dėl kraujomaišos įtvirtino tam tikrą naudingą požymį. Čia evoliucija vyksta greičiau dėl mažesnės populiacijos ir atsiranda nauja prisitaikymo savybė. Grupė grįžta į pagrindinę populiaciją ir tas pats vyksta elgesio tarpusavio bendradarbiavimo srityje, kur gimininės atrankos reiškinys virsta tarpusavio altruizmo reiškiniu. Tai yra vienas iš modelių, kaip pradėti bendradarbiavimą populiacijoje tarp negiminių. Štai jums net metafora. Įsivaizduokite tankiai apgyvendintą miestą, kuriame viskas yra organizuota merkantiliškai. Gyvena belekiek žmonių, visi skirtingi. Ir kiekvienas už save. Bet kažkur jame yra grupė žmonių, kurie gyvena taip pat, tik jie yra giminaičiai. Todėl jie veikia kartu pagal gimininės atrankos principą. Jie skolina vieni kitiems pinigus už mažas palūkanas. Todėl jų verslas yra sėkmingas. Jie sudaro tam tikrą bendruomenę.
ir atsiranda stipri ekonominė sąjunga, prie kurios visi turi prisijungti ir daryti verslą kartu bendradarbiaudami vieni su kitais. Nustatyti mažas palūkanas arba pasitikėti vienas kitu kaip broliu, kad tikrai gražinsi skolą kitą savaitę. Anksčiau tik giminaičiai pasitikėjo vieni kitais kaip broliai, bet atsirado paskata bendradarbiauti. Ir iš pradžių jie atsirado iš inbreedingo sistemos gimininės atrankos. Tai yra viena iš grupinės atrankos interpretacijų, kai atsiranda nedidelė grupė ir dėl išskirtinio bruožo spaudžia didesnę populiaciją. Yra net terminas kristalizacija. Bendradarbiavimo būdas vis labiau kristalizuojasi ir įsitvirtina visoje populiacijoje. Tai pirmoji versija. Tai būdas, prie kurio dar grįšime. Tai vienas iš būdų užmėgsti bendradarbiavimą populiacijoje, kurioje nėra abipusio altruizmo. Mes matome jos trūkumą. Praeitoje laidoje mes supratome, kad geriausias metodas yra strategija dantis už dantį. Na, nebent dar atleidimo strategija gali būti geresnė. Arba Pavlovo strategija, kuri visų geriausia. Bet viskas susiveda į labai svarbų reikalavimą, kad kažkas juk turi žengti tą pirmą žingsnį bendradarbiavimo link, kad pakeisti sistemą. O kaip mes žinome, sistemoje, kurioje nesilaikoma taikos ir bendradarbiavimo taisyklių, taip ir susiklosto, kad pirmasis bendradarbiavimo apolgeitas pirmajame etape yra kažkoks kvailys, kuris iki gyvenimo pabaigos bus žingsniu atsilikęs nuo visų. Neįmanoma priversti bendradarbiavimo sistemą vystytis nuo nulio, bet ją galima paleisti. Vienas iš būdų ją pradėti iš pradžių gimininė atranka, o tada jau įvesti į pagrindinę populiaciją. Tai yra viena iš spragų, per kurią kadaise paneigta grupinė atranka vėl prasiskverbia atgal. Kita, tai vadinama spraga, yra labiau apibendrintos forma. Visą tai galima iliustruoti. Paimkime pavyzdį. Tarkime, turime vištas. Turime vištas su tam tikrų požymių rinkiniu. Turime dviejų rūšių vištas. Viena višta yra labai agresyvi. Visus puola, skriaudžia ir deda daug kiaušinių. Kita yra daug ramesnė, mąslesnė, mažiau agresyvi, bet ir kiaušinių deda mažiau. Paimkime vieną agresyvią patelę ir vieną neagresyvią. Jas palyginkime. Kuri paliks daugiau savo genų kopijų. Agresyvi patelė, nes ji padeda daugiau kiaušinių. O dabar paimkime visą grupę agresyvių patelių ir visą grupę neagresyvių patelių. Kas nutiks agresyvioms patelėms? Jos yra tokios agresyvios, kad viena kitą žaloja ir kenkia vaisingumui ir taip toliau. Ir staiga atsiranda įdomus vaizdas, kad patelė A gali pranokti patelę B, bet grupė patelių B pranoksta grupę patelių A. Būtent čia atsiranda užuomina apie grupinę atranką, atrenkančiame lygmenyje, kai individas pralaimi dėl kokios nors savybės, bet visų kolektyvų, ir šį žodį čia nebereikalo, kolektyviškai pažemintos vištos nusimeta pančius, kai juos sudaro grupę, ta pati savybė, kuri buvo trūkumas individualių lygių, grupės mastu tampa pranašumu. Šioje situacijoje mes gauname klasikinę grupinę atranką. Kai gyvūnai turi tam tikrų savybių, taip, individai neveikia grupės interesais, bet jų individualiai nepalankios savybės yra palankios grupės mastu. Tai dar vienas požiūris į tą pačią situaciją. Jei be atrankos skolinsi pinigus už mažas palūkanas bet kam, tu iš karto praloši ir pateksi šią kategoriją B. Bet jei esi grupės B narys, kurie žmonės pigiai skolina pinigus vieni kitiems, tada tai bus pranašumas, tu aplenksi konkurentus. Yra nuostabi knyga, kurią parašė biologas evoliucionistas David Sloan Wilson, dešimtmečiais atstovaujantis šią idėją ir turintis labai platų intelektualinių interesų spektrą, įskaitant religijos istoriją. Prieš 14 metų jis parašė knygą Darvino katedra. Ten jis nagrinėja laipsnišką naujų religinių grupių atsiradimą, kaip įkūrėjo efekto ir savotiškos grupinės atrankos pavyzdį. Galiausiai jis gana išsamiai išnagrinėja Kalviną ir kalvinizmo ištakas. Kalvinas ir jo draugas Hobbesas 16 amžiuje Ženevoje sukūrė kalvinizmą. Jis nagrinėja, kaip šiuose miestuose poliuose atsiranda savo maros religijos. Kalvinizmo ypatumas Ženevoje, kuris taip iškilo, buvo tokio paties įgimto bendradarbiavimo tinklo sukūrimas, kuris užkariavo kitus miestelius. Ir netrukus visa centrinė Europa buvo kalvinistinė. Šiuo atžvilgiu knyga yra labai įdomi. Taigi ant stalo vėl grįžo grupinės atrankos galimybė. Ir čia atsiranda bendresnis vaizdas – daugiakopė atranka. Ir viena labai svarbi mintis čia yra ta, kad kartais atranka vyksta atskiro geno lygmeniu. Tai reiškia,
kad jei vienas genas mutuoja pakankamai stipriai, tai nesvarbu, kiek jūs turite puikių genų. Atrankos rezultatas bus nuspręstas remiantis vien šio mutavusių genų. Kaip tuomet parodė mūsų principai, daug labiau paplitusi atranka yra individų lygmenių. Tai yra, kaip genotipas įkūnijamas fenotipe. Tai visas šių požymių rinkinys. Tačiau dabar matome, kad būna situacijų, kad atranka vyksta grupės lygmenių. Aš nekalbu apie tai, kas vyksta su atskiru individu visoje grupėje. Aš kalbu apie tai, kaip bendras atskirų individų požymis formuoja visos grupės elgesį. Tada vyksta grupinė atranka. Taip įvyko didysis susitaikymas tarp Davido Sloano Wilsono ir, ko gero, pačios iškiliausios figūros šioje srityje mokslininko Edvardo O. Wilsono iš Harvardo. Davidas Sloanas Wilsonas ir Edvardas Wilsonas daugelį metų nesutarė, nes Edvardas Wilsonas buvo didelis individualios atrankos modelio šalininkas ir todėl nekentė grupinės atrankos, o Davidas Wilsonas manė visiškai priešingai. Dėl vienodos pavardės jos nuolat kviesdavo ne į tos vakarėlius. Tai sukeldavo daugybę viešų nepatogumų. Abu mokslininkai, tema ta pati, pavardės vienodos, o požiūriai radikaliai priešingi. Turbūt buvo linksma. Nežinau, kas tarp jų įvyko vėliau, galbūt jie susitarė sutuokti savo anūkus ar panašiai, bet tarp jų įsigalėjo tam tikros paliaubos. Ir tais metais Wilsonas ir Wilsonas paskelbė straipsnį, kuriame iš esmės sakoma: klausykite, kartais teisus aš, o kartais teisus jis. Viskas puiku. Susitaikykime. Straipsnėje aprašomos situacijos, kai dominuos individualioji atranka, individuali ir šeimos atranka, bei abipusis altruizmas. Situacijos, kai atranka vyks grupės lygmeniu. Nuo tada jau jie vienas kitą pamėgo. Jie rado bendrą kalbą. Tai buvo puikus sprendimas. Taip, priklausomai nuo situacijos, evoliucijoje svarbiausias gali būti atskiras genas, atskiras organizmas arba atskira grupė. Grupės jėga ir bendri požymiai, kurie yra nereikšmingi individo lygmenių, galiausiai vaidina didelį vaidmenį, kai kalbama apie agresiją, agresijos nutraukimą ir panašius dalykus. Taigi, visa tai gerai. Mūsų daugialygė atranka dabar siūlo labiau painę ir sudėtingesnę sistemą. Kai kur labiau svarbus yra individas, šeima ir savitarpio pagalba, bet yra situacijų, kai įdomiausia yra būtent čia. Puiku. Tai pabandykime priartėti prie klausimo, kaip į visą tą sistemą įsilieja žmonės. Mes jau matėme, kad požymių lygmenyje ir turnyrinių, ir porinių rūšių atžvilgių mes esame kažkur per vidurį. Imprintuojamų genų atžvilgių mes irgi esame kažkur per vidurį. Tai detalės. Kaip mums priartėti prie žmonių ir žmogaus elgesio temos šių sistemų kontekste? Kol kas aptarsime tik dvi problemas arba du aspektus. Pirmasis. Tai visada savotiška pagunda supaprastinti, kai pradedi apie tai galvoti, pastebėti. Štai pavyzdys. Pas beždžionės langūrus išplitęs vaikų žudimas. Langūrų patinai žudo kitų patinų vaikus. Kad ir kaip gaila, bet pas žmonės kartais būna tas pats. Langūrus galėtume laikyti įdomiu evoliuciniu modeliu, paaiškinančiu žmonių polinkį į vaikų žudimą. Dominavimas perduodamas per vyriškąją liniją. Įdomu. Pas mus vyksta taip pat. Ir dar prie viso kito, kartais vaikus taip pat ir grobia. Štai nespėsi atsigauti ir mes jau pastebėsime, kad, pavyzdžiui, laumžirgiai turi kažką panašaus išprievartavimą. Ar tai reiškia, kad žmonės tiesiog išlaikė šį elgesio modelį, kaip ir laumžirgiai? Čia iš karto kyla dvi problemos. Pirmoji. Tai kai imami tam tikri požymiai, keli požymiai, kokios nors rūšies ir užpučiamųjų vertė, kad žmonėms būtų lengviau suprasti ir surasti analogijas. Antrasis pavojus yra tai, kad mes matome dalykus kaip kokį foną kitose rūšyse. Tai natūralūs dalykai. Jie neišvengiami. Ir dėl to mes spėjame sugalvoti, privesti daug iškreiptų paralelių su žmonėmis. Mes esame unikalūs kaip rūšis, kaip ir bet kuri kita rūšis. Mes esame unikalūs. Tai, kad mums būdingi tie patys evoliucijos dėsningumai, kaip ir kitoms rūšims, yra bendrumo požymis, o ne kokia nors pasekmė. Kita nuolatinė problema yra tai, kad nepaisant visų nuostabių prognostinių modelių, žmonės daro tai, kad viską apverčia aukštyn kojomis, dėl savo keistenybių, netobulumo, asmenybės ir panašiai. Šitai vietai aš galiu tik pasiūlyti prisiminti praeitą laidą, ar net pažiūrėti, kai kalbėjome apie liūtus ir garsiakalbius.
Samprotauti ir teigti, kad liūto asmenybė nulems, kuris iš jų eis prie baisaus garsiakalbio krūmuose, ir tada tai automatiškai pritaikyti žmonėms ir manyti, kad šie modeliai taikomi ir mums, yra labai abejotinas žingsnis. Taigi, tai įspėjimas visam likusiam laidų ciklui, kad šios modelius reikia taikyti atsargiai. Bet kur kas svarbiau žinoti, kokie prieštaravimai įgarsinami visos šios schemos atžvilgiu. Schemos, kad socialinis elgesys išsivystė siekiant padidinti savo genų kopijų skaičių. Ir jis motyvuotas giminystė ir abipusiu altruizmu. Grupinė atranka yra nedažnas reiškinys, bet ji paklūsta toms pačioms taisyklėms. Tai paaiškina elgesį. Įsiminkite šias paprastas 4-5 taisyklės ir galėsite ne tik palyginti dviejų skirtingų dydžių kaukolės, bet ir paaiškinti bet kokį elgesį ir paaiškinti bet kokį žmogaus elgesį. Tai gryniausia biologija. Kaip kartą Edward Wilson rašė savo išskirtinėje 1975 m. knygoje Socialinė biologija, vieną dieną visi socialiniai mokslai susiburs po evoliucinės biologijos sparnu. Nenuostabu, kad sociologai tuo metu nebuvo patenkinti šią prognozę, nepaisant to, kad jis žadėjo paaiškinti viską. Taigi, kokie prieštaravimai buvo išsakyti šiam mąstymui? Kaip matome, jų buvo daug. Viskas, ką mes aptarėme, tai pagrindinė idėja taikyti Darvino dėsnius. Pavyzdžiui, kodėl žirafo širdis turi būti būtent tokio dydžio, kokio yra, tik jau elgesiui. Čia išryškėja 3 momentai. Pirmasis – tai požymių paveldimumo idėja. Juk, kaip mes kalbėjome šioje ir praeitoje laidoje, kad būna paveldimas polinkis grobti kūdikius tinkamų strateginių momentų, būna paveldimas polinkis teikti pirmenybę patinams su puošniomis plunksnomis ar didelėmis iltimis. Būna paveldimas noras matyti savo dukrą bandos hierarchijos viršuje. Paveldimumas. Mes pripažįstame faktą, kad elgesio modeliai gali būti paveldimi visais šiais atvejais. Dar viena bendra savybė – tai prisitaikymo idėja. Jei tam tikras požymis atsirado iš evoliucinės košės, jei tam tikras požymis buvo atrinktas, o atranka reiškia adaptaciją, tai reiškia, kad viskam, kas mus supa, yra adaptyvus paaiškinimas, kodėl tai evoliucionavo iki to, kas mus dabar supa. Trečiasis principas, kuris šioje srityje nėra tiesiog įvardėjimas, bet visur yra numanomas, yra tai, kad evoliucinių pokyčių procesai yra laipsniški, kiekvienoje sekančioje kartoje. Jei nauja elgesio strategija, sprendžianti kalinio dilemą, žiūrėti praeitą laidą, leidžia palikti 1% daugiau savo genų kopijų nei visi kiti, tai po 100-500 kartų šis požymis bus pas visus. Visą tai perduodama iš kartos į kartą, todėl evoliuciniai pokyčiai vyksta mažai žingsneliais. Po truputį. Ką mums duoda šie 3 principai? Pirmasis. Sekančiose laidose mes dažnai grįšime prie to, kaip kitos sritis, disciplinos žiūri į klausimą, kaip suprasti, kad elgesys yra genetinis. Ir vienas iš pirmų faktų, kurį sužinosime, yra tai, kad šie žodžiai neturi jokios prasmės. Šį klausimą tikriausiai geriau suformuluoti taip. Kaip suprasti, kada elgesio požymis turi genetinę sudedamąją dalį? Žymiai geriau skamba. Bet yra dar atsargesnė formuluotė. Kaip suprasti, kokioje aplinkoje vienoks ar kitoks elgesys turi tam tikrą genetinę sudedamąją dalį? Šita mano mėgstamiausia. Kitose disciplinose sakoma, juk tai genai. Šioje srityje sociobiologijos požiūriu įrodymo būdas yra atvirkštinis. Reikia žiūrėti, jei požymis turi genetinę sudedamąją dalį. Jis turi būti paveldimas pagal tam tikrus principus. Jei jis yra labiau adaptyvus, tai jo dažnis padidės ir taip toliau. Ir žiūrėkite, tai paaiškina konkurencingo infanticido kilmę. Parodykit modelį, kuris paaiškina geriau. Parodykit labiau prognostinį modelį. Ir kol niekas neparodys, manysime, kad šiame požymyje yra paveldimumas. Nors kitose laidose pamatysime, kaip molekulistai tiesiog supleiškina šios teiginius. Ne, tai jei jau pradėjai kalbėti apie paveldimą elgesį, tai parodyk konkretų geną, parodyk DNR fragmentą, parodyk, kaip atsiranda šis elgesys, molekulinėme lygyje. O evoliucinės biologijos sritis sako, mes galime logiškai padaryti išvadą, kad elgesio paveldimume yra genetinė sudedamoji dalis. Kaip pamatysime kitose laidose, dauguma kitų disciplinų kritikos yra nukreipta būtent į tai. Sekantis momentas – adaptyvumas, prisitaikymas. Idėja, kad evoliucijos eigoje viskas vystėsi pagal evoliucijos aksiomos optimizavimo skalpelį ir panašiai. Šios pozicijos kritikai ją vadina adapcionistų, adaptacijos šalininkų klaida. Idėja, kad viskas pasaulyje yra dėl kažko tai, o ne šiaip sau. Jie labai dažnai išjuokdami šią poziciją sako, jūs ginate evoliucinės biologijos prisitaikymą, bet visi jūsų argumentai yra tik pasakos,
kodėl žirafo širdies raumenys yra storesni. Ir jiems atsakoma, na, jei mano pasaka geresnė už jūsų, tai geresnė. Kodėl zebrai yra dryžuoti? Kodėl šios rūšies patinai žudo jauniklius? Juk viskas pasaulyje adaptyvu, viskas prisitaikę. Jūs sugalvojate paaiškinimą, kodėl viskas yra prisitaikę. Ir jei jis derės su individų ir grupių principais ir visa kita, tai jūsų pasaka bus geriausia. Prieš šią poziciją nuolat pateikiamas kontrargumentas. Pateikite eksperimentinių įrodymų, kad tai yra adaptacija. Tai yra prisitaikymas. Ir kai mes prieisime prie etologijos, pamatysime, kad taip daro daugelis. Parodykite, kad šią teoriją galima paneigti. Papasakokite man tokią versiją, kuri pasirodžiusi teisinga, įrodys, kad viskas yra ne taip. Juk turėtų būti kažkokios taisyklės moksle. Negalima tiesiog pažvelgti į reiškinius, sugalvoti geriausią paaiškinimą ir laimėti. Bet įdomiausia iš visos šios kritikos yra tai, kad kai kuriuose srityse yra požymių, kurie išsivystė ne dėl savo adaptyvumo, jie išsivystė kaip bereikalingas krovinys. Taip atsirado visiškai nauja kritikos kategorija. Tiesiog kartais, kai žiūri, sunku suprasti, kame yra požymių adaptyvumas, prisitaikymas. Viskas todėl, kad čia reikia subtilaus požiūrio. Paimkime pavyzdžiui kalmarus. Tarkime, žmogus, suprantantis apie žuvis, kurį žavi jų formos, aerodinamiškumas, hidrodinamiškumas ir panašiai, pastebės, kad kalmarai yra prasti plaukikai, palyginti su žuvimis. Jie yra prasti plaukikai, palyginti su žuvimis, bet puikus plaukikai kaip organizmai, kurie išsivystė iš moliuskų. Prisitaikymas turi būti vertinamas atsižvelgiant į organizmo kilmę ir galutinę formą. Tai svarbus veiksnys. Vis dėlto, net atsižvelgiant į paslėptus adaptacijos požymius evoliucijos istorijoje, vis tiek lieka daugybė tiesiog neadaptyvių požymių. Vienas iš efektyviausių šios pozicijos kritikų, Stephen Jay Gould, prieš 40 metų įvedė terminą, kuris įkūnijo jo poziciją. Gouldas buvo paleontologas Harvarde ir dirbo kartu su evoliuciniu biologu, genetiku Richard Levintonu. Apie požiūrį mes dar pakalbėsime kitoje laidoje. Kritikuodami šią temą, mokslininkai sugalvojo terminą, kuris labai vaizdingai apibūdina požymius, kurie išsivystė ne dėl to, kad yra adaptyvūs, o dėl to, kad tai yra nebūtina antrinė ypatybė. Čia lietuviškas vertimas. Originaliai angliškai terminas yra spandrel. Tuomet visi kolegos biologai pradėjo ieškoti žodynų. Kągi reiškia tas spandrel? Pasirodo, spandrel yra architektūrinis terminas. Lietuviškai architektūroje tai būtų skliautoburė. Čia jei verčiame architektūrinį terminą. Arba antrinė ypatybė, jei tą patį žodį verčiame į lietuvišką biologinį terminą. Čia išversti tiesiog iš anglų kalbos sudėtinga. Žodžiu, spandrel arba lietuviškai skliautoburė, tai kai tarkime yra kažkoks tai viduramžių pastatas ir jame yra arkos. Tarp arkų lieka erdvė. Tarp jų lieka erdvė, nes neįmanoma padaryti arkų taip, kad tarp jų neliktų erdvės. Trumpai tariant, yra arkos ir tarp jų yra erdvė. Bet jie yra be jokios priežasties, ji nereikalinga. Jie yra tiesiog dėl to, kad neįmanoma pastatyti dviejų arkų taip, kad neliktų šio trikampio. Tarpo. Tai va, architektūroje lietuviškai šie trikampiai vadinami skliautoburėmis, o biologijoje tai vadinama antrinė ypatybė. Tai yra požymis, kuris yra neišvengiama kitų organizmo savybių pasekmė. Kaip ir architektūroje. Negalima pastatyti dviejų arkų taip, kad tarp jų nebūtų trikampio tarpo. Na ir istoriškai, architektai visada stengiasi, kad šie spandreliai būtų labai meniški ir puošia juos įvairiomis dekoracijomis. Jei jūs esate uolus adaptacijos šalininkas, jums visada viskas turi turėti adaptyvų tikslą. Viskas yra ne šiaip sau, nebe reikalo, o prisitaikymo pasekmė. Gouldas su kolegomis labai kritikavo sociobiologus už visą šitą. Pažiūrėkime, kas turi geresnį istoriją, kas galės geriau ir įtikinamiau paaiškinti, kas galės čia įtraukti mūsų principus ir paaiškinti šio reiškinio adaptyvumą, nors iš tikrųjų jokio prisitaikymo čia nėra. Tai tik atsitiktinė antrinė savybė, šalutinis produktas, kažko kito pasekmė. Taip pat kaip su tomis arkomis ir skliautoburėmis, spandreliais. Čia reiktų pateikti pavyzdį. Žmonės turi smakrus. Atrodo, kad jas turi visi, daugiau ar mažiau pastebimus. Žmonės turi smakrus. Ir kas keista tai, kad mes esame vieninteliai primatai su smakrais. Pažvelkite į kitas beždžionės ir jų smakrai silpnai išreikšti. O tai gal tai galėtų reikšti amoralų elgesį, polinkį smurtą ir panašiai. Mes esame vienintelė rūšis su smakru. Ir kažkada buvo aktyvi adaptyvistų mokykla, kuri bandė išsiaiškinti,
kodėl pas žmonės atsirado smakrai, kodėl žmonių veidai tapo būtent tokie ir koks jų adaptyvus pranašumas. Galbūt su jo pagalba galima, nežinau, ten nudurti priešą, jei smakras pakankamai smailas, arba surinkti kokius trupinius nuo grindų iš kampo, panaudodami tam smakrą. Kol kažkas nesuprato, kad neįmanoma turėti primato veidą su sutrumpintu snukiu ir žandikauliu tokiu kampu. Jei čia suploti, o čia padaryti taip, tai čia vis tiek atsiras tas spandrėlis arba antrinė ypatybė – smakras. Atranka niekada nevyko pagal smakro buvimą ar reformą. Ji vyko pagal hominido veido su sutrumpintu snukiu požymį. O smakras tiesiog atsirado čia. Ir staiga visi moksliniai samprotavimai apie reprodukcinius smakro privalumus keliauja į šiukšlyną. Tai tiesiog nesvarbi antrinė ypatybė. Goldas su kolegomis teigia, kad aplink mus yra daug tokių antrinių ypatybių. Kad idėja, jog visos savybės yra adaptacinės, viskas yra konkurencijos rezultatas, nėra visiškai teisinga. Iš tikrųjų, tai daugybė dalykų yra tik papildomas bagažas, kurį mes priversti nešiotis, nes evoliucijos procesas nėra toks efektyvus. Kad gautųsi kalmaras, reikės pradėti nuo moliusko. Ir čia gimsta nauja koncepcija, nauja sąvoka. André Lvov ir François Jacob buvo du prancūzų molekuliniai biologai ir abu jie gavo Nobelio premiją. Vienas iš jų pasakė, neprisimenu kuris, greičiausiai tai buvo Lvov. André Lvov kartą pasakė, kad evoliucija nėra išradėjas. Evoliucija yra meistras mėgėjas. Ji naudoja tai, kas yra po ranka. Ir to įrodymų yra visur. Viskas laikosi tik ant klijų ir lipnios juostos. Pavyzdžiui, ši dubens dalis su šia kraujagyslių sistemos dalimi. Ir jūs jau gaunate antrinę savybę. Daugelis dalykų, kurie buvo laikomi kažko naudingu, adaptyviu, prisitaikančiu, iš tiesų yra tik antrinės savybės. Evoliucija nėra būdas optimizuoti visas savybės be išimties. Išvada, kurią dabar galime padaryti, yra ta, kad šiame konkurencingame pasaulyje ne viskas susiveda tik į konkurenciją. Pasirinkus grinai konkurencinį modelį, kiekvienas mažas pranašumas padidina jūsų genų kopijų skaičių sekančio kartoje. Kas iš to seka? Reikia varžytis, reikia laimėti. Ir būtent šis modelis buvo kritikuojamas dėl to, kad jis yra orientuotas tik į konkurenciją. Jame visi požymiai atsiranda tik tam, kad būtų galima pranokti konkurentą dauginimosi srityje. Kritika taip pat skambėjo ir iš visiškai kitos pusės. Būtent, kaip nekeista, iš Sovietų Sąjungos evoliucijos biologų pusės. Jie atkreipė dėmesį tai, kad vakarietiškoji evoliucinė biologija evoliucinę atranką aiškina kaip individų tarpusavio kovą. Kova dėl reprodukcijos, kova dėl to, kas greičiau pabėgs nuo plėšrūno, kova dėl maisto ir panašiai. Tai jau tikrai, jei gyvenate Sovietų Sąjungoje ir mąstėte apie evoliucinę biologiją, tai jums tikrai daug labiau rūpi, kaip prisitaikyti prie klimato ir aplinkos. Išgyvenimas ekstremaliomis sąlygomis – tai viskas, ką galima pavadinti abijotiniais veiksniais. Priešingai nebijotiniai. Abijotiniai veiksniai priklauso nuo aplinkos. Ir jei studijuosite rūšis, kurių pagrindinis uždavinys išgyventi ekstremaliomis aplinkos sąlygomis, pamatysite, kad jos turi mažai konkurentų. Ten jų yra daug mažiau. Daugelį metų sovietų evoliucinis biologas mokslininkai akcentavo abijotinę atranką, kurioje konkurencijai buvo skirta tik nedidelė reikšmė. Ir paskutinis aspektas – gradualizmas, tai yra laipsniškumas. Šis punktas susijęs su ankstesniais, nes svarbiausia yra adaptyvumas. Mažiausias pranašumas yra vertas kovos, konkurencijos ir svetimų vaikų žudimo, svetimų spermatozoidų sunaikinimo kiaušintakiuose ir panašiai. Kiekviena smulkmena sukuria nedidelį pranašumą ir jūs gaunate laipsniškus pokyčius. Rimtas argumentas prieš visą tai iškilo Goldui ir kitam mokslininkui 80-aisiais, kai jie paprieštaravo, kad evoliucija nevyksta taip. Galbūt evoliucija vyksta ne palaipsniui ir ne žingsnis po žingsnio, galbūt ilgą laiką nieko nevyksta, o tada įvyksta staigus evoliuciniai pokyčiai. Tada vėl nieko nevyksta ir vėl greiti evoliuciniai pokyčiai. Tai, ką jie pavadino pertraukiamąją pusiausvyrą. Visa sekanti laida bus skirta šiam klausimui. Kritinės genetikos pasekmės to, kaip vyksta evoliucija, daug geriau paaiškinamos molekulinės genetikos modeliais, su jų pertraukiamais greitais pokyčiais, besikeičiančiais su pusiausvyros laikotarpiais ir panašiai, negu laipsniškumo modeliais. Ir jei viskas yra taip, kaip parodyta čia, tai didžiąją laiko dalį nėra jokios kovos dėl pusės procento reprodukcinės sėkmės ir visos šios konkurencijos. Didžiąją laiko dalį nieko nevyksta, tada yra griežtos atrankos laikotarpiai, po to vėl nieko nevyksta.
esant tokiam pakopiniam procesui, konkurencijos vaidmuo evoliucijos supratime žymiai sumažėja. Taigi mes praleisime daug laiko kalbėdami apie pertraukiamosios pusiausvyros modelį. Mokslininkai mano, kad tai yra teisingesnis daugelio evoliucinių reiškinių paaiškinimas, nes jis daug geriau dera su molekulinė biologija. Ir galiausiai, papildydami tai, kas jau yra, toks požiūris, kur parodykite man geną, ne viskas turi būti adaptyvu, nes yra entropija. Ir kokia čia dar mokslo sritis, kurie nepakanka tiesiog sukurti gerą pasakojimą, gerą paaiškinimą, pagal kurį evoliucija būtų laipsniška. Jei yra toks mechanizmas, parodykite man geną atsakingą už tai. Tokia pozicija buvo kritikuojama dar iš vieno požiūrio taško – politinio. Daugumoje mokslo sričių politinė kritika yra net neįsivaizduojama. Pavyzdžiui, apie tai, į kurią pusę juda klumpelių blakstienėlės – į vieną ar į kitą pusę. Arba kritika dėl to, kiek lapelių turi būti pas tam tikrą gėlę – 3 ar 4. Čia nėra jokios politikos. Tačiau ši tema paliečia daugybę socialinių ir politinių aspektų, nes kyla klausimas, ar tam tikras elgesys yra natūralus, ar jis atsirado seniai ir ar tai buvo evoliucijos pasekmė, ar tam tikros visuomenės santvarkos ypatybės. Pavyzdžiui, vyro dominavimas, griežta hierarchija, tam tikras agresijos ir seksualinės prievartos lygis. Ar visa tai yra adaptyvios savybės, atsiradusios dėl prisitaikymo ir atrankos? Didelė žmonių grupė teigia, kad visa tai yra natūralu ir adaptyvu, o kita didelė grupė, kad tai yra nesąmonė. Tokios idėjos turi politinių pasekmių. Nuo pat pirmos dienos šios teorijos kritikai pastebėjo kažką, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kvaila. Nors kas čia žino, gal ir ne. O būtent tai, kad visi pirmieji sociobiologai buvo baltaodžiai kilę iš pietinių valstijų. Išvadas darykitės patys. Wilsonas iš Alabamos, Robertas Triversas, Irvinas Devoras, visa mokslininkų susijusių su sociobiologija karta, pirmoji specialistų banga, visi baltaodžiai vyrai iš pietinių valstijų. O tuo tarpu Goldas, Levontinas ir visi kiti, galima sakyti, buvo tų laikų marksistinių pažiūrų ir jie buvo iš JAV šiaurės. Įdomus sutapimai. Kalbant apie sociobiologijos kritikus, argi neįdomu, kad jų samprata apie evoliucijos veikimą rodo sistemos, kurioje jie iš esmės gauna naudą iš esamos nelygybės natūralumą. Nuo pat pirmos dienos tai buvo kritikos priežastis. Ir tai nėra kritika teorijoms apie klumpelių blakstienėlių judėjimą dėl politinių pasekmių. Čia viskas rimta, nes čia kyla tokie rimti klausimai, kaip pavyzdžiui, ar išprievartavimas yra psichopatologijos pasireiškimas, ar tai konkurencinė strategija, ar tai, kad įtėviai žudo vaikus daug dažniau nei biologiniai tėvai, rodo tipišką socialinę ir ekonominę įtampą šeimose su įtėviais, ar natūralią biologinę genetinę konkurenciją, pasireiškiančią konkurenciniu infanticidu, apie ką šioje laidoje ir šnekėjome anksčiau, kai kalbėjome apie gyvūnus. Disclaimer. Bet kokią prievartą mes griežtai smerkiame. Yra labai daug pasekmių. Ir nuo pat pradžių, kai šis požiūris atsirado 70-ųjų pabaigoje, ten visada buvo stiprus politinis aspektas. Pavyzdžiui, vienoje iš paskaitų žinomoje konferencijoje 1978 metais Edward Wilson skaitė pranešimą, o fanatikų minia puolė ant scenos, nuvilko jį nuo tribūnos, apipylė vandeniu, skandavo šaukdama kažką ten panašaus, kad mūsų visuomenėje bus tvarka ir teisėtumas. Tai bauginantis atvejis mokslo pasaulyje. Bostone buvo fanatikų grupė vadinusi save mokslas žmonėms. Tuo metu tai buvo atvirai marksistinė grupė. Dabar tai galima būtų vadinti viena iš leftizmo atmainų. Jie tvirtino, kad visa sociobiologija egzistuoja tik tam, kad įteisintų vyrų dominavimo, griežtos hierarchijos, kur vyroja agresija ir konkurencija pasaulyje. Jau nuo pat pradžių visą tai buvo vertinama labai dviprasmiškai. Dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti. Jei suprasti, kas yra pertraukiamoji pusiausvyra, tai yra laiptinė evoliucija. Tai būtent ta evoliucija, kuri daro pasaulį tokiu, kokio norėjo Stephen Jay Gould, kuriame konkurencija sumažinta bendradarbiavimo naudai. Ir apskritai, pagal jį pasaulis yra statiškas, su staigiais laiptiniais dialektinių pokyčių laikotarpiais. Apskritai, manau, kad iš pirmo žvilgsnio jau supratote, kiek šioje temoje yra daug visokių sociopolitinių pasekmių. Brangus draugai, ačiū, kad žiūrėjote. Ir svarbiausia, kad pažiūrėjote šią netrumpą laidą iki galo. Man tai didžiausias įdėto darbo įvertinimas. Todėl, jei jums patiko ši laida, tai nedvejodami spauskite nykštį viršų. Jei nepatiko, spauskite nykštį žemyn. Parašykite komentarą. Visos reakcijos, laikai ir komentarai
įtakoja YouTube algoritmus ir rekomenduoja šią laidą naujiems žiūrovams. Taip pat labai kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą. Prenumerata man taip pat labai svarbi. Na, o jei norite ir galite, kviečiu tapti kanalo rėmėjų. To prisidėsite prie kanalo išlaikymo. Primenu, kad kanalo rėmėjai gauna išankstinę prieigą prie mano kuriamų laidų ir prie išskirtinio turinio paramos platformoje. Nuorodą į paramos platformą surasite aprašyme apačioje. Ačiū. Na, o mes pasimatysime jau naujoje žmogaus elgesio biologijos laidoje, kur kalbėsime apie molekulinę genetiką. Dar kartą ačiū ir iki pasimatymo.